Garbė Jėzui Kristui. Būkit pasveikinti, mieli sesės Nijolės bičiuliai, draugai, visi geros valios žmonės, kurie branginat sesės Felicijos Nijolės Sadūnaitės atminimą. Jinai yra šiandien su mumis. Praėjo 2 metai po jos iškeliavimo pas Viešpatį. Tuomet ankstų šventų Velykų rytą sesė Nijolė užmigo žemėje ir prisikėlė dangui kartu su Kristumi. Kaskart jai vis sakydavo aleliuja, tikrai tą dieną aleliuja, sakėm mes visi. Ir daug graudulio, ir daug šviesos buvo tą Velykų dieną. Bet gal pradžioj paklausykim pačios sesės Nijolės. Mielą Dalią kviečiu. Sutikimas Lietuvoje. 1980 m. Liepos 7 d. baigėsi mano tremtis ir aš per Rygą išskridau namo. Rygos oro uoste, išlipant iš lėktuvo, mane pasitiko Vilniaus KGB balta Volga ir be jokių dokumentų ar orderio įsodino ir parvežė į Vilnių. Pasirodo, kad manęs pasitikti į Rygą buvo atvažiavęs kunigas Alfonsas Varinskas ir dar keli kunigai bei tikintieji. Jie norėjo mane nuvežti į Žemaičių kalvariją, švenčiausios motinėlės Marijos atlaidus. Rygos čekistai juos visus vaikė iš oro uostų. Čekistai mane pagrobė, kad jokio sutikimo nebūtų. Nepaisant KGB grasinimų ir gąsdinimų, vėliau daugelį Lietuvos parapijų man buvo surengti labai iškilmingi sutikimai, kur dalyvavo daug vaikų, jaunimo, suaugusiųjų. Aš jiems papasakodavau savo odisėją apie suėmimą, tardymą, kalėjimus, konclagerį ir Sibirą, visada pabrėždama, kad per tuos 6 metus daug kartų pati patyriau, jog be gerojo Dievo valios ir plaukas nenukrinta. Todėl visi turime labai juo pasitikėti ir nebijoti jokių persekiojimų. Ir kiek jėgos leidžia, turime skubėti daryti gerą žmonių labui ir Dievo garbei. Baimė yra išdavystės pradžia. Bijoti turime kitko, kad per mažai dirbame ir rūpinamės Kristaus ir bažnyčios reikalais, kad per mažai yra aukos mūsų gyvenime. Negailėkime savęs, atsiremkime į Kristų ir būsime nenugalimi. 1980 m. rugpjūčio pabaigoje buvau nuvažiavusi į Telšius. Telšių katedroje vyko rekolekcijos moksleiviams. Į rekolekcijas buvo suvažiavę žmonių iš visos Žemaitijos. Šventoriuje jaunimas įteikė man gėlių, pasveikino sugrįžusią, o aš jiems papasakojau apie kratą, areštą, tardymą, kalėjimus, konclagerį ir tremtį, pabrėždama, kad gerasis Dievas yra galingesnis už šio pasaulio valdovus ir jeigu būsime jam ištikimi, viskas mums išeis tik į gerą. Raginau melstis už persekiotojus, ypač už čekistus, kurie žmonėms suklaidinti naudoja 2 ginklus – melą ir terorą. Jie yra nelaimingiausi mūsų broliai. Netikėti jų žodžiais, nebijoti jų, o tik melstis, kad gerasis Dievas jiems, kaip ir mums, būtų gailestingas. Visi žmonės, kurie buvo katedroje, išėjo į šventorių. Tarp jų buvo ir KGB agentų, kurie vaikščiojo aplinkui sutrikę, bet man kalbėti netrukdė. Kalbėjau daugmaž 2 valandas. Po to papasakoti apie savo išgyvenimus buvau kviečiama į įvairiausius Lietuvos miestus, miestelius ir kaimus. Dažniausiai susitikdavau su žmonėmis ir jaunimu privačiuose namuose, retkarčiai šventoriuje ir tik kelis kartus teko kalbėti po pamaldų bažnyčioje,
stovint prieš suolus, kuriuose sėdėjo žmonės, taip, kaip katekizuojami Lietuvoje vaikučiai. Ir tai tik primiktinai prašantų bažnyčių kunigams. Niekada nekalbėjau nuo altoriaus, kaip kalba kunigai. Tų visų kalbų tikslas buvo padrąsinti jaunimą ir suaugusiuosius, paraginti nebijoti aukos. Sekti Kristų, jeigu reiktų, iki Golgotos. Maldoje prašyti Dievo ir artimo meilės, nes jei nėra meilės, nėra ir drąsos. Suprasti, kad patys iš savęs mes nieko negalime, bet kas žmogui neįmanoma, Dievui įmanoma. Tad visa širdimi tik Dievu pasitikėti, drąsiai ginti tiesą, žmonių ir bažnyčios teisės. Visada prisiminkime Dovyduko ir Galijoto kovą. Neturime teisės sėdėti sudėję rankas, bet privalome dirbti taip, tarsi viskas nuo mūsų priklausytų ir kartu tikėti, kad viskas pareina tik nuo Dievo. Atsiminkime Evangelijos žodžius. Atlikę visą, kas buvo pavesta, sakykite, esame nenaudingi tarnai, padarėme, ką turėjome padaryti. Būsime visi teisiami pagal meilę. Jėzaus testamentas. Mylėkite vienas kitą, kaip aš jūs mylėjau. Tik meilė mus priartina prie Dievo. Kažkas tvirtino, kad aš esu labai gudri. Netiesa. Dievas savo tikslams pasiekti dažniausiai pasirenka mažiausiai vykusius. Tokia esu ir aš. Dievas pasirinko, kas pasauliui silpna, kad sugėdintų galiūnus, rašo šventas apaštalas Paulius. Žinau vieną, kad pasitikintis viešpačiu nenusivils per amžius. Ir kasdieną po šventos komunijos kartoju Jėzui švento Pauliaus žodžius. Kas atskirs mane nuo tavo meilės? Ne viešpatie, nei mirties baimė neatskirs manęs nuo tavęs, dėl to, kad tu mano gyvybė. Nei šio gyvenimo meilė, nes esu pasirengus ją paaukoti tau. Nei dangaus galybės, nes tu galingesnis už jas. Nei dabartiniai dalykai, nes jie praeina. Nei būsimieji, nes nieko nemyliu daugiau kaip tave. Nei vargas, nes tu mane guodi. Nei priespauda, nes tu stiprini mano širdį. Nei badas, nes tu mane sotini. Nei skurdas, nes tu mane turtini. Nei pavojus, nes tu mane ramini. Nei persekiojimas, nes tu mane gini. Nei kalavijas, nei kančios, nes jie man būtų saldus dėl tavo meilės. Nei vergovė, nes aš tavyje rasčiau laisvę. Nei pagaliau pati laisvė, nes aš noriu būti tavo meilės vergė. Nei pasaulio padarai, nes pasaulis niekas prieš tave. Nei pasaulio nepastovumas, nei mano priešų gudrumas, nei mano pačios menkumas, nes visas tavo nelaimės tu paversi man į gerą. Ne, niekas neatskirs manęs nuo Jėzaus Kristaus meilės. Ir prašau švenčiausią motinėlę leisti man mylėti gerąjį Dievą, jos nekalčiausią širdimi. Štai ir visas mano gudrumas. Gerą dieną visiems. Ačiū sesei Nijolei Felicijai, kuri sukvietė mus visus paminėti, prisiminti, pabūti, pasiklausyti. Dangus žino, laikas nieko negražino. Žmogų žolę, kokį daiktą, jei pasiėmė, tai baigta gal.
reikėjo apsimesti, kad galėjom šiaip pamest. Laikas nieko negrąžino, žemė žino, dangus žino, žemė žino, dangus žino. Jei pasiėmė, tai baigta, žmogų žolę, kokį daiktą, laikas nieko negrąžino, žemė žino, dangus žino, gal reikėjo apsimesti, kad galėjom šiaip pamest. Regis mes nežinom nieko, tu ir džiaugiamės, kas lieka, tu ir džiaugiamės, kas lieka. Dangus žino, laikas nieko negrąžino, žmogų žolę, kokį daiktą, jei pasiėmė, tai baigta, gal reikėjo apsimesti, kad galėjom šiaip pamest. Ir įvyko, kas įvyko, pasidžiaugim tuo, kas liko, pasidžiaugim tuo, kas liko. Laikas nieko negrąžino, žemė žino, dangus žino, žemė žino, dangus žino. Šią jaukią popietę pradėjom aktorės Dalios Morozovaitės perskaitytą ištrauką iš sesės Nijolės autobiografinės knygos Skubėkime daryti gerą ir aktoriaus dainininko Gedimino Storpirščio daina. Taip gera čia būt, kad mūsų tiek daug. Jau susirinkom 3 kartą. 1 kartą, 4 kartą. 1 kartą išlydėjom pas viešpatį, 2 kartą po mėnesio po iškeliavimo į dangų, 3 kartą pirmosios mirties metinės ir dabar vėl gausus būrys susirenkam į 2 mirties metinės. Gal susitiksim ir kitąmet. Ir dar susitinkamės per sesės Nijolės gimtadienį, Liepos 22 dieną, prie kapo. Ir visada giedam himną. Ir nesigėdam žinatils. Tiesiog džiaugiamės, kad sesė Nijolė, mūsų mažai lietuvių tautai, buvo padovanota tokia išskirtinė asmenybė. Vienas kunigas, kai parašiau žinutę, ar atvyksit, parašė, labai gaila. Didžioji savaitė, bažnyčioje darbai, bet gražiai paminėkit mieliausiąją seserį Nijolę. Tai sesė legenda. Tai vat, jau toks mažas liudijimas iš mažų trumpų žinučių. Šviesios atminties sesė Nijolė buvo išskirtinė asmenybė. Gyvenusi tiesa ir už ją drąsiai kovojusi. Žmogaus orumą, asmens, sąžinės, religijos ir tėvynės laisvę gynusi. Kilniai ir herojiškai gyvenusi. Sutikusi mirti už savo tautos žmonių laisvę. Lietuvos katalikų bažnyčios kronikos platintoja, disidentė, kalėjimo, lagerio ir tremties dalę nepalaužiamų ryžtų ištvėrusi. Tardytojus ir kankintojus gailestingai vadinosi broliais, už juos besimeldusi,
ir jiems tikėjimą išpažinusi. Visą gyvenimą atjautusi vargstančius, juos globojusi ir rėmusi. Dievo ir artimo meilę, viltingą džiaugsmą, pasitikėjimą Dievo apvaizdą visiems liudijusi ir skleidusi. Šitie žodžiai yra užrašyti ant sesės Nijolės paveikslėlio, kurį galėsit pasiimti po to. Ir aš tai sakau drąsiai, kad tai būsimos litanijos invokacijos. Sesuo Felicija Nijolė Sadūnaitė yra gerbiama kaip Lietuvos pasipriešinimo sovietiniam okupaciniam režimui dalyvė, Lietuvos katalikų bažnyčios kronikos platintoja, Laisvės premijos laureatė, pasaulyje žinoma tikinčiųjų ir žmogaus teisių gynėja. Esam gražioj Tuskulėnų memorialo konferencijos salėje ir norim pakviesti, pakalbėti, tarti žodį apie sesę Nijolę, kaip ją prisimena, teko bendrauti, ar teko skaityti. Tiesiog kas ant širdies, tą ir pasidalinti. Kviečiam Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro generalinį direktorių daktarą Arūną Bubnį. Labadiena visiems atvykusiems į sesės Nijolės Felicijos Sadūnaitės mirties metinių minėjimą, 2 metų minėjimą. Na, turbūt visa Lietuva jos vardą plačiai sužinojo per 1987 metų Molotovo-Ribentropo pakto slaptųjų protokolų pasmerkimą Vilniuje prie Adomo Mickevičiaus paminklo. Bet reikia pasakyti, kad dar iki to laiko sesė Nijolė aktyviai dalyvavo antisovietinio pasipriešinimo veikloje, gimusi tautiškoje šeimoje, tėvų įskiepyta tautinės, krikščioniškas, humanistinės vertybės, jai padėjo kovoti su blogio, įsijungti į pasipriešinimą ir atlaikyti tos visas negandas ir persekiojimus sovietinės okupacijos metais. Jau 1956 ji įstojo į slaptą moterų vienuolių organizaciją, vėliau davė įžadus ir nuo 1972 metų įsijungė į Lietuvos katalikų bažnyčios kronikos dauginimą ir platinimą, vežė įvairius slaptus dokumentus, perduodavo juos rusų disidentams Maskvoje, vėliau jie slapta nukeliaudavo į vakarų šalis ir jau buvo garsinama per Vatikano radiją, Amerikos balsą. Lietuvos žmonės sužinodavo plačiau, kas iš tikrųjų vyksta Lietuvoje, kaip persekiojamos žmogaus ir religinės, teisės ir laisvės. Na, ir aišku, tokia jos veikla, žinoma, negalėjo būti nepastebėta sovietų saugumo, KGB, ir jau 1975 metais KGB ją suėmė ir nuteisė 3 metams griežtojo režimo lagerio ir 3 metams tremties. Na, kiek žinom, jie tą bausmę atliko Mordovijos lageriuose, o paskui tremty Krasnojarsko krašte. Sugrįžusi po 6 metų iš kalinimo, ji vis tiek toliau įsijungė į kronikos platinimą, toliau veikia aktyviai neginkluotame pasipriešinime. Na ir jeigu turbūt ne tautinis atgimimas, tai ko gero ji vėl būtų suimta ir nuteista vėl ilgam kalinimui, kaip tai buvo, pavyzdžiui, padaryta su Antanu Terlecku, taip pat su Baliu Gajausku ir kitais žymiais mūsų rezistentais ir disidentais. Na, o jos nuopelnai jau buvo įvertinti, aišku, pirma Jungtinėse valstijose, ji buvo susitikus ir su tuometiniu JAV prezidentu Ronaldu Reiganu, buvo apdovanota įvairiais medaliais Jungtinėse valstijose po 88 metų, kai buvo paleista į laisvę ir išvyko į vakarus. Sugrįžus į Lietuvą,
ji čia irgi jau į nepriklausomą Lietuvoje aktyviai veikia, dalyvavo Caritas veikloje ir kažkiek prisimenu irgi visada stengiasi, reiškia, būti aktyvi politiniam, visuomeniniam gyvenimui ir kovoti su to, sakykime, su tai, kas jai atrodė neteisinga ir bloga, taip pat ir nepriklausomai Lietuvoje. Žodžiu, prisimindami šią puikią moterį, kovotoją, kuri, nepaisant patirtų persekiojimų, buvo atlaidi savo priešams. Ir kaip sakome, meldėsi ir kalėjime, ir tardymo metu, ir tremtyje meldėsi už savo persekiotojus. Tai iš tikrųjų aš turbūt tikrai taip nesugebėčiau, kaip jie sugebėjo daryti ir atleisti savo priešams ir atsukti kitą žandą į savo, kaip sakom, blogiems žmonėms. Bet tai yra vienuolė, tai yra, reiškia, vadovaujasi krikščioniškų tikėjimų, vadovaujasi to humanistiniam vertybėm. Tokių žmonių tikrai nėra daug, nebuvo tuomet daug, nėra daug tokių žmonių ir šiais laikais. Todėl pagerbdami jos atminimą, tikrai linkiu visiems turiningo vakaro ir vadovautis jos žodžiais gyvenime, skubėkite daryti gerą. Nuoširdžiai dėkojam gerbiamam generaliniam direktoriui, daktarui Arūnui Bubniui. Ir dabar kviečiam dar vieną šių namų šeimininką, šitų namų vyriausiai muziejininką, gerbiamą Gintautą Terlecką, pasidalinti prisiminimais apie sesę Nijolę. Prašom. Labą dieną, garbė Jėzui Kristui. Kadangi renginys labai rimtas, jaučiu atsakomybę nenusišnekėti, tai leiskite perskaityti tai, ką parašiau. Dažnai atsitinka, kad apie artimuosius susimastome, labiau juos gerbime, kai jie išeina anapus. Panaši lemtis ištinka tautai nusipelnusias asmenybės. Jų gyvenimai ilgainiui tampa legendomis. Jie to verti, nors nebuvo šventi, neklystantis. Jų charizma, drąsa, tikėjimas, principingumas verti amžinybės. Prisimename Alfonsą Svarenską, Albiną Kentrą, Nijolę Sadūnaitę, kokia laimė, kad sąrašas tikrai ilgas. Atsimenu Nijolę vienuolę, politinę kalinę, lankančią mūsų šeimą, mano tėvų bute Nemenčinės plente. Kai 1980 metais Nijolė grįžo iš Mordovijos konclagerio ir Sibiro tremties, tėvas kalėjo Uralo konclageryje, vėliau dirbo šalkalviu Kolymos tremtyje. Sesė vienuoliai apsilankius nušvisdavo mūsų namai ir veidai. Mūsų širdise jį palikdavo viltį, tikėjimą, pasididžiavimą, pasirinktų tėvų keliu. Žavėjomės jos optimizmu, mokėjimu juokauti, pasakotojos talentu, gebėjimu su visais elgtis pagarbiai. Žinau, kad jis su kitomis vienuolėmis kunigais materialiai padeda tėvui šeimai. Pavarčiau tėvo knygą Lietuvoje iš vėjo ir šalžių žemę sugrįžus. 1987 metais sausį Antanas Terleckas, ką tik grįžęs iš tremties, dienoraštį rašė apie tai, kad nori padėkoti vienuoliai Reginai Teresiūtei, kitiems tautiečiams už krikščionišką jų širdį, moralinę ir materialinę pagalbą. Kaip tik tuo metu likimas suvedė bendrai veiklai dvi labai skirtingas asmenybės - karštakošį Terlecką ir sangvinikę Nijolę. Jaučiančius, kad istorija suteikia jiems galimybę įrodyti savo meilę Lietuvai ir artimui. Tėvas
reiškė pagarbą, jo žodžiais tariant, doriems kunigams, kovojo už jų kalinčių išlaisvinimą, žavėjosi dvasininkais kankiniais, gerai suprato bažnyčios reikšmę Lietuvos istorijoje. Tačiau vertindamas kunigijos galimybės, sąlygas, kritikavo katalikų pogrindį dėmesiu tik tikėjimo ir tikinčiųjų problemomis. Jo nuomonė, svarbiausias visų lietuvių tikslas Lietuvos nepriklausomybės atkūrimas. Įsikovojus laisvę, nebeliks kam persekioti tikinčiųjų. Okupacija svarbiausia katalikų engimo priežastis, todėl kovai su ją reikia skirti dėmesį, o ne provincijos mokytojai nuo mokinio kaklo plėšiančią kryželį. Nijolė, būdama aktyvi katalikiško pogrindžio kovotoja, ginčydavosi su tėvu. Vytautas Bogušis ramindavosi smarkavosi Antaną, kumščiu dunksėdamas jam į nugarą, tačiau nuo jo pati Nijolė nenutolo. Jai imponavo šio tautininko ryžtas, veikla. Vienuolė pripažino kai kurią Terlecko kritiką. Vokiečių žurnalistams guodėsi, kad Lietuvai labiausiai trūksta gerų kunigų, vyskupų. Ji pritarė, kad Kauno tarpdiecezinė kunigų seminarija valdžia siekia naudoti savo tikslams. Nijolė su Antanu važinėjo po Lietuvą, lankė kunigus, tarėsi dėl tam tikrų bendrų planų. Ypatingos pagarbos Nijolė verta dėl dalyvavimo 1987 m. rugpjūčio 23 mitinge prie Adomo Mickevičiaus paminklo. Mitingą turėjo pradėti Petras Cidzikas, tačiau sutartu laiku pradingo minėje. Drąsi vienuolė gelbėjo iš susidariusios situacijos. Pirmoji pasakė kalbą, pradėjo mitingą. KGB keršėjo po mitingo, prievartą įsodinę ją į automobilį, 30 valandų vežiojo po Baltarusijos miškus, tyčiodamiesi ir grasindami nušauti arba čia pat užkasti. Lietuvai atgavus nepriklausomybę, Nijolė Sadūnaitė liko ištikima tiesai, gynė žmogišką orumą ir tada, kai savo valstybės institucijos elgėsi nenormaliai. 2000 metais vasario 16 šventės prezidentūroje metu protestavo prieš Misiukonių teikiamą Vyčio kryžiaus ordiną, palaikė neteisingą teisiamą partizaną Seimo narį Algirdą Petrusevičių, kovojo už neteisėtai apkaltintos VSD pareigūnams leidus Rusijos FSB operatyvininkų tardytos Eglės Kusaitės išteisinimą, gynė kitus žmonės. Dažniau prisiminkime Nijolę, amžiną atilsį jai. Nuoširdžiai dėkojam gerbiamui Gintautui už tokį istorinį žvilgsnį ir už paraginimą dažniau prisiminti sesę Nijolę. Jinai su mumis, kai tik šaukėmės jos, kai tik kreipėmės į ją, nes ji nuolat sakydavo, kad melskimės, kad ten dangui nebenzinėtų. Tai dabar Nijolė tai tikrai nebenzinėja. Tai dar kviečiu dar vieną gerbiamą poną, gerbiamas Gaudentai, kviečiam jūs pasidalinti prisiminimais apie sesę Nijolę. Kol jis ateis, aš išduosiu tiek, kad čia Gaudentas suviliojo būtent čia, vasarą per sesės Nijolės gimtadienį. Jis priėjo ir sako, reikia padaryti paminėjimą sesės Nijolės. Sakau, gerai, tebūnie antrosios metinės. Ir va šitoj garbingoj salėje ačiū, kad mus įsileidot, kur daugybė yra istorinių įvykių įvykę, kur daug savanorių palaidota. Mums didelis džiaugsmas, kad mes čia susirinkom dėl sesės Nijolės. Gerbiamas Gaudentai, prašom. Visą laiką galvoju, iš kur atsirado šita drąsa, noras mylėti Lietuvą, aukotis dėl jos.
Ir manau, kad čia pirmų smuikų reikia prisiminti mums 18 metų Lietuvos Respubliką. Tai tai tie žmonės, kurie jau begestant lietuvybei sugebėjo atstatyti, pakelti pasaulio akivaizdoje Lietuvą ir išauginti tiek gražių žmonių, kur galbūt tas atgarsis dar nuo 18 metų ateina iki šių dienų, suteikdami mums patiems drąsą valdyti savo valstybę. Šiandieną, aišku, mes minim čia Tuskulėnuose Nijolę. Mes daugiau kažkaip ir Lietuvoje daugiausia pagarbą atiduodam vyrams, kurie, reiškia, kovojo, kurie atidavė gyvybę, partizanai, Birželio sukilimo dalyviai. Bet mes visą laiką kažkaip primirštam būtent tą motinos krūtį, kuri mus visus išaugino. Būtent per meilę moters, meilę tėvyniai, pradedant nuo tada, kaip sakant, anoj Lietuvoje, nuo ratelio, nuo dainų, nuo poterių. Tai vat ir Nijolė tokia išaugo ir perdavė tą drąsą mums. Tai jinai, kaip Gintautas pasakė, vėlgi 88 metais pirmoji atvėrė tą nepriklausomybės knygą, tos kovos nepriklausomos Lietuvoje knygą. Ir man tai tankiai susitikdavom Karininkų ramovėje, tada ir ten sueidavo daug garbingų Svarinskas ten. Dažniausiai jie ten kažkur su Svarinsku labai gražiai bendravo. Ir aš, reiškia, kada taip apie po Svarinsko mirties, ten buvo renginys, paminėjimas ir sakau, žinot, Svarinskui ir nepriklausomoje Lietuvoje nebuvo ką geriau kaip sovietiniai. Nes jį visi irgi ujo iš vieno į kitą kampą, nors atrodo jau laisva Lietuva ir atėjęs žmogus kovoti. Tada Nijolė prie manęs priėjo ir sako, negalima. Negalima šitaip sakyti. Reikia mums net didžiausiam priešui atleisti. Net Putino jis sakė atleisti, reikia už jį melstis, kad jisai įgautų proto ir drąsų, būtent atsisukti, pasakyti, kad aš neteisingai pasielgiau. Vat šis jos poelgis visą laiką mane lydėjo ir aš galvoju, kad negaliu taip, kaip Nijolė mokė mus, kad reikia savo priešą mylėti. Tai buvo jos pagrindiniai dalykai. Na ir noriu pasakyti, kad čia man dar ir dirbant 3 metus mes visą laiką prisimindavom kolumbariume, čia nukankintų žmonės, čia ta vieta tikrai šventa. Tarp jų yra 600 partizanų Lietuvos. Mes pradėjom skaityti pavardės, melstis už juos. Ir visą laiką mišias aukodavo vyskupai. Ir visą laiką, o čia salėje vykdavo tas būtent palaimintojų pagerbimas. Tai aš galvoju, kad tebūnie šį dieną ir išgirsta aukštybės, kad Nijolė tikrai turi būti tarp palaimintojų. Labai ačiū gerbiamam Gaudentui.
Ir dabar minimalus atokvėpis, kviečiam Balį, kanklininką, mums pagros. Ir Balio mama Agnė man leido pasidalinti, kad Balys buvo susitikęs sesę Nijolę. Sesė Nijolė važiavo troleibusu, o Balio mama Agnė važiavo iš Santaros klinikų po patikros, besilaukdama Balio. Ir jos viena šalia kitos atsisėdo ir sesė Nijolė kalbino Agnė ir klausė, tai va, ar čia pirmas vaikas? Ne, tai sako, tai va, tai pajuokavo, papokštavo. Ir kai ieškojom kanklininko, man Agnė gyvą liudijimą telefonu pasakė, tai va, kol Balys pasiruoš, tai va, papasakosiu, Agnė leido. Sako, aš nebuvau nei bažnyčiai sutikus tokio šviesaus, tokio džiugaus žmogaus. Sako, be abito, aš nežinojau, kad čia Nijolė, aš nežinojau, kad čia vienuolė. Sako, bet va tada pajutau, kad va čia buvo ypatingas žmogus, kuris šalia manęs troleibuse kalbino. Ir sakė, nesijaudink, nepergink, bus gerai, gimdymas. Tai va, jinai visada ramino, visada atrasdavo kiekvienam gyvą žodį, ką besutiktų. Ar išgėrusi žmogų troleibuse jį laimindavo, ar stokojantį pinigėlį ištraukdavo, iš kišenės paduodavo. Tai va, tai Balys buvo susitikęs sesę Nijolę, tu pats nežinodamas. Tai dabar paklausykim kanklių muzikos. Labai ačiū jaunajam kanklininkui Baliui Baltramaičiui ir mamai Agniai, kad įkalbino, kad Balys mums pagrotų. O dabar, mėlieji, atėjo liudijimų metas. Sesė Nijolė, kaip pasakojo mums istorikai, direktorius, daug darbų atliko tėvynės laisvės gynimo fronte. Bet jinai buvo be galo šiltas žmogus ir visada matė artimą, stokojantį. Ir save pamiršusi, ji vis skubėdavo daryti gerą. Sesė Nijolė režisuoja šitą mūsų popietę, sudėliojo vienaip, reikia perdėlioti kitaip. Tie žmonės, kurie turėjo atvykti, neatvyko, bet atvyko kiti. Tai dabar, brangindama laiką,
jaunos mamos labai kviečiu ateiti savo liudijimą pasakyti mielą Vitą Kulevienę. Vita yra sesis Nijolės bičiulė ir man leido pasakyti tai, kad sesė Nijolė išmeldė jai sveikatą. Ir atsistačius sveikatai, kai gydytojai nesakė gerų prognozių, atsistačius sveikatai, jis susilaukė 6 vaikelio. Ir čia ar gale salės, ar lauke su vyriausiaja sesė yra mažoji Barbora Felicija. Tai miela Vita, prašom, liudykit. Garbė Jėzui Kristai. Jaudinuosi, bet irgi klausydama kitų liudijimų net pagalvojau, nežinau, ar žiūrėti į lapą, ar kitus dalykus dar pridėti. Kai čia dalinatės apie troleibusą, apie kalbinimą, aš prisiminiau, kad seselė Nijolė aš pirmą kartą pamačiau, išgirdau gyvai pas brolius Jonitus. Buvau tiesiog nuėjus į mišes ir neprisimenu, kuriais tai buvo metais, dar studentė turbūt buvau. Jinai bėgo ir sako, garbinkim viešpatį, aleliuja, džiaugiamės, nes bronytė šiandien iškeliavo pas viešpatį. Tai ten buvo viena iš jos seselių, kurią jinai slaugė, dar, kaip supratau, gyveno arčiau Antakalnį, arčiau ligoninės, žodžiu, kol paskui grįžo pas seseles į Pavilnį gyventi. Ir man buvo, aš negalėjau pagalvoti, koks požiūris, koks antgamtinis žvilgsnis į žmogų. Šiandien mirė jos artima draugė, o jinai džiūgauja ir atrodė, kažkas iš kito pasaulio. Ir dabar nuo 2016 metų mes atsikėlėm gyventi į Pavilnį ir ten, kaip žinom, yra seseris Marijos tarnaitės įsikūrusios ir aš tada auginau mažuosius savo viduriniuosius, 3 ir 4 vaikučius ir turėjau galimybės, neėjau į darbą, nedirbau, tai su mažaisiais galėdavau nueiti pas sesutės adoracijos dienos metu. Ir taip susipažinau ir dažniau tekdavo sutikti seselę. Tai seselė visada būdavo tokia džiaugsminga ir labai jausdavau jos meilę gyvybei ypač. Jinai taip džiaugdavosi vaikais, kad atrodo, aš pasijausdavau tokia gera vien dėl to, kad aš auginu vaikus, kad aš ateinu su jais, kad mes ateinam melstis, kad tie vaikučiai netrukdo, žodžiu, nes aš pergyvendavau, kad jie ten triukšmauja koplyčiai ir panašiai. Ir jinai visą laiką laukdavo, ateidavo tai saldainių, tai šventą paveikslėlį, tai dar kažkokių dovanų, vaikai jau laukdavo tos seselės. Ir praėjus kuriam laikui, 22 metais mums gimė dar vienas sūnus Kazimieras ir aš vėl grįžau į tas adoracijas. Bet gimus Kazimierui, kaip minėjo Jolita pristatydama, man labai sužlupavo sveikata ir skydliaukė mano ten išėjo iš rikiuotės, labai kažkaip neturėjau jėgų, buvau tokia silpna, pavargusi. Ir, žodžiu, priskyrė man gerti tos vaistus, kurie kompensuotų skydliaukės darbą ir, vyliausi, kad metams praeis po gimdymo, kad galbūt atsistatys, nes gydytoja minėjo, kad gal čia toks pogimdyvinis tas vadinamas tiroiditas. Ir, neatsistatė mano tas skydliaukė, praėjo dar beveik 2 metai ir vieną kartą po adoracijos Kaziukas neužmigo, nes dažniausiai iš tokio laiką pasirinkdavau, kada jis miega. Ir jinai išgirdo turbūt, kad jis ten triukšmaujo, gal pavargo, aš turėjau tą savo valandėlę laiko. Jinai atėjo ir sako, jeigu tu pavargai, jau jūs važiuokit namo, žodžiu, aš perimsiu, pabūsiu už jūs, pabaigsiu tą jūsų valandėlę. Ir pasidalinau su ja, kad ne namo važiuoju į polikliniką pas gydytojus. Jinai su rūpesčiu klausė, o kas yra, ir aš jai trumpai pasakiau.
jinai taip apkabino mane ir žiūrėdama į švenčiausiai, tai tiesiog trumpai pasimeldė, kad Jėzau gydyk, padėk šitai mamytai. Žodžiu, ir aš išvažiavau pas gydytojus ir tą dieną turėjo man pakartotinai reguliariai daryti tos tyrimus. Padaro tą kraujo tyrimą ir ženkliai geresnis tyrimas. Gydytoja nustemba ir sumažina man vaistų dozę ten per pusę. Ir ruoždamasi liudijimui pasižiūrėjau, kad tai buvo vasario 27 diena, tai beveik mėnesių likus iki jos mirties tuo metu. Ir tai, žodžiu, aš kažkaip mano savijauta gerėjo ir vėliau po kelių mėnesių padarius tyrimą jau buvo visiškai ten normos, netgi didžiąją pusę tie tyrimai, to mano hormono, bet gydytojas sako kažkaip, kadangi ir mano mama tą turi ir visą gyvenimą, čia tokie paveldimi dalykai, sako, nesiryžtu aš nutrauktų vaistų vis tiek, nors mažą dozę, bet vis tiek dar gerk. Ir gerėjo mano sveikata, grįžo mano vaisingumas ir viešpats duoda mums dar vieną vaikelį, kuris tą 6. nėštumą. Ir aš taip išsigandau kažkaip. Atrodė nors atrodo, nesu tokia jau sena, bet gydytojai žiūri į mane kaip jau vyresnio amžiaus. Ir atrodė, neturiu jėgų. Ir kažkaip ir pačiai buvo sunku priimti. Kažkaip, žinau, kad gyvybė pats brangiausias dalykas, kad turi džiaugtis, bet labai bijau to sunkumo. O tas seselės drąsa, taip norėjau tokios drąsos kaip jos. Pas gydytojus kažkaip labai šaltai susidūriau irgi ten. Labai sunku, atrodo, niekam to vaikelio nereikia. Aš pati, vyras, aišku, palaikė viskas, kaip ir, bet aš pati kažkaip ilgai, taip, taikiausi su ta mintim, kad vėl kažkaip bus sunku. Ir paskaičiuoja gimdymo terminą, kovo 31, per pirmasis seselės mirties metinės. Galvoju, seselė, ar tikrai čia jūs taip džiaugiatės vaikais, taip džiaugiatės gyvybę, kiekvienu vaikučiu, iš tikrųjų, kiekvienu. Ir vėliau, besitikrinant sveikatą, paaiškėjo, kad yra placentos pirmeiga, pas mane Cezario pjūvio randas, ant to rando, kad vaikelio ten smegenyse kažkokios cistos yra, kurios, aš, kaip suprantu, būna ir normaliu atveju, vėliau jos išnyksta, bet būna ir prie apsigimimų tam tikrų. Ir dėl amžiaus, dėl visko mane gazdina, kažkaip atrodo, arba tiesiog aš pati kaip per nėštumą labai jautriai priėmiau tas visas žinutės apie rizikas. Žodžiu, kažkaip buvo sunkus toksai metas. Ir viena dalyvauju motinų maldoje grupelėje tokioje. Tai per motinų maldą pasidalinau tą savo rūpesčių ir viena iš mamyčių man sako, taigi tu turi seselės Nijolės šaliką. Ir, taip, turiu, nes seselė tikrai per vieną iš adoracijų labai jaudinosi, kad aš nesušalčiau, tai taip turiu ir vilnonės kojinės ir šaliką jos. Jinai sako, tu apsiviniok pilvą savo ir melskis seselės apkabinimo ir užtarimo. Ir aš sakau, tikrai, taip aš ir darysiu. Ir taip kokį mėnesį ar daugiau laiko, kas vakarą jau miegoti su seselės apkabinimu aplink mano įsčias ir aplink tą kūdikėlį. Ir prieš Kalėdas mes nueinam pas gydytojus ir sako, cistų nebėra. O placentos lenkasi, nors buvo mažesnė tikimybė, kad slinksis dėl rando, nes, sako, dažniausiai būna, kad jį auga kažkaip į randą. Ir viskas susidėlioja taip, kad
galų gale leidžia man gimdyti pačiai. Ir ateina ta kovo 31-oji, nuvažiuojam pasitikrinti ir neprasideda gimdymas. Išvažiuodami iš Santariškių dar užsukom prie seselės kapo pasimelst tada, pirmųjų metinių. Ir mergytė mūsų, kur čia vaikšto aplink kažkur, gimė balandžio 2. Balandžio 2 tais metais buvo Šventojo Jono Pauliaus 2 20-asios mirties metinės. Ir ta pati draugė, kur sakė melstis su šaliku, sako, taigi čia taip nijoliška. Jinai niekada nenori būti pirmoje vietoje. Jinai užleido savo dieną savo mylimiausiam šventajam Jonui Pauliui. Ir taip va, ir meldžiausi ir mačiau aš Nijolės tą šypseną, tavo kaip tam paveikslėlį, tą jos laiminimą. Ir viskas praėjo tikrai labai sklandžiai ir gimdymas buvo lengvas. Net gydytoja pasakė, kad atvažiuokit dar, jeigu taip lengvai gimdot. Viskas praėjo greitai ir lengvai, o baimių buvo tiek daug. Ir va, turim dabar Barborą Feliciją. Barbora yra dar kita istorija, kaip tas vardas prilipo, bet Felicija yra seselė atminti ir to pačiu meldžiau Dievą, kad savo tos drąsos, kurią turėjo seselė, to žvilgsnio ant gamtinio, to, kur pasaulį mes mažai sutinkam. Ir kaip šiandieną Facebooko grupėje tas paveikslėlis ir pasakymas, kad seselės ta mintis graži, kad negailėkim savęs, remkimės į Kristų ir būsim nenugalimi. Tai tikrai kažkaip, seselės, prašau ir toliau užtarimo, nebijoti, negailėti savęs, nebijoti save dovanoti ir skubėti daryti gerą. Ačiū labai visiems. Miela Vita, labai ačiū už tokį jautrų, atvirą pasidalėjimą. Sesė Nijolė darbuojasi ne tik žemė, bet ir danguje. Darbuojasi. Tai va. Tai prašom pagalvoti, kas dar norėtumėt trumpiau šiek tiek pasidalinti savo liudijimais. Ar jie esant gyvai, ar jau amžinybei. O dabar kviečiu Giedrę Gorienę, žurnalistę, sesės Nijolės bičiulę, jos trumpam liudijimui. Kaip jai buvo džiaugsmas ir yra džiaugsmas bendrauti su sesė Nijolė. Garbė Jėzui Kristui. Apie sesę Nijolę pirmą kartą sužinojau dar anais laikais, nes aš Raseiniškė, gyvenau Raseiniuose ir kiekvienais metais su tėveliais, su mamyte, dar kol buvo gyvi su seneliais, vykdavom iš Šilinės atlaidus. Į Šiluvą, tačiau buvo metai iki Sąjūdžio ir staiga Raseinių rajone, tokia paskelbimo kaip ir komendanto valanda. Visi turim mokiniai būti namuose, niekas negalim išeiti, visi vyrai renkami į autobusus ir vežami į Šiluvą. Man buvo labai įdomu, kas čia atsitiko. Kodėl mes niekur negalim išeiti. Ir nugirdau tėvus kalbant, kad į Šiluvą atvažiuoja sesė Nijolė Sadūnaitė. Ir tada man jau kirbėjo toksai klausimas, kas ta Nijolė Sadūnaitė, jeigu mūsų užrakina visus namuose, niekur neleidžia išeiti, o visus Raseinių vyrus veža autobusais į Šiluvą. Įsivaizduokit. Tokios pajėgos mestos prieš vieną moterį. Ir aš tik tai vėliau jau sužinojau, kad kai aš ją pamačiau, man buvo aišku, nes kas yra ta sesė Nijolė Sadūnaitė. Aš kai su ja susipažinau, aš pirmiausia jai papasakojau, sakau, tai jūs ta Nijolė Sadūnaitė, prieš kurią, sakau, mes visi buvom vaikai užrakinti namuose, neleista išeiti, komendanto valanda, o visa, sakau, Šiluva apsupta, kad lygtų atrodytų kažkoks, nežinau, reikia nuo kažko saugoti, kažkas puola,
O pasirodo, čia buvo sesė Nijolė Sadūnaitė. Įsivaizduokite, kaip ana sistema jos bijojo. Be abejo, šią susipažinau teismuose, kai jinai gynė nekaltai nuskriaustus. Ir bylose jinai sėdėdavo teismo posėdžiuose ir visą laiką priekyje ir su rožančium rankose. Ir jinai melsdavosi. Aš klausdavau, sakau, ką jūs čia kalbat, ką jūs čia meldžiatės? Aš sakau, už prokurorus meldžiuosi. Ir kai buvo tos garsiosios kabutėse teroristės Eglės Kusaitės byla, taigi jinai iš pradžių buvo uždara, teismo posėdžiai buvo uždari, neįsileido nei nieko, nei jos, nei mūsų žiniasklaidos, viskas. Važiavo buldozeriu. Ir tada sesė Nijolė Sadūnaitė su dar keletu nuėjo pas Grybauskaitę ir išdėstė savo pastebėjimus ar paprašė, kad, sako, šitie teismo posėdžiai turėtų būti uždari. Nes, sako, čia yra baisi neteisybė, kas vyksta Eglės Kusaitės atžvilgiu. Ir žinokit, stebuklas, nuo kito teismo posėdžio jie visi buvo jau neuždari, vieši. Žinot, aš iš sesės Nijolės mokiausi drąsos plaukti prieš srovę. Nes visą laiką yra labai sunku, kai yra tarsi viena tiesa, viena kryptis, tarsi uždiktuota kažkokia yra, kaip dabar sako, taip madingai naratyvas, o tu matai, kad jauti, kad čia kažkas yra ne taip. Ir jeigu tave kažkas kreipiasi pagalbos, tai yra iš tiesų kažkur viduje tarsi nejauku. Kaip tu dabar gali išsišokti, jeigu oficiali versija tokia, jeigu sistema sako taip. Ir aš klausiu, sesė Nijolė, kaip tai padaryti? Aš būtent iš jos tos drąsos, žinokit, ir mokiausi. Ir man niekaip buvo nesuprantama dar prieš kokį 15 ar 20 metų, kaip jinai galėjo atleisti tiems KGBistams, kaip jinai už juos meldėsi, kaip jinai juos vadino broliukais. Aš niekaip to negalėjau iš pradžių suprasti, bet buvo tikrai daug pokalbių, reikėjo labai daug dirbti su savim, daugiau pasitikėti Dievu, Jėzu Kristumi, kad aš galėčiau perimti būtent tą tokią, kad nebūtų to negatyvumo ir kad tu galėtum visus priimti kaip tikrai brolius ir seseris Kristuje. Tai buvo labai sunku. Tai buvo labai daug pokalbių su sesė Nijolė Sadūnaitė. Ir jeigu šiandien ją prisiminti, tai man yra ta, kuri plaukė prieš srovę ir tada, ano laikotarpiu, anoje santvarkoje, ir ji plaukė prieš srovę ir jau šiais laikais, ir ji nebijojo užduoti nepatogaus klausimo, ir ji nebijojo stoti būtent to mažesniojo, skriaudžiamo pusę. Aš ją prisimenu labai aktyviai dalyvaujant Garliavos istorijoje, ir aš prisimenu per Laisvės premijos įteikimą Seime, kaip ten daug kas raudonavo. Kokie buvo mūsų to vadinamojo politinio elito veidai, kaip kai kas raukėsi, kai ji pasakė tą savo garsiąją kalbą ir paklausė, kur yra mergaitė. Ir kai Grybauskaitė prie jos priejo, kažką pašnabždėjo, tuometinis premjeras ją užsipuolė. Bet žinokit, jinai, aš sakau, kaip jūs, mes po to iš karto kalbėjome, sakau, kaip jūs. Jis sako, aš už juos meldžiuosi. Jinai visą laiką meldėsi. Ir dar prieš jos išėjimą jinai sakydavo, aš labai buvau nustebus, kad jinai sako, reikia melstis už Putiną. Kad man buvo šokas, aš nesupratau, kaip galima už jį melstis. Sako, reikia melstis būtent už Putiną, už visus kitus tokius, kad jinai meldėsi ir už Lietuvos kai kuriuos tenai politikus, kad jie, sako, ateitų į protą. Ir iš tiesų, jeigu pasakyti taip trumpai, kas yra sesė Nijolė Sadūnaitė, tai yra šviesa, tai yra meilė, tai yra viltis, tai yra tikėjimas ir tai yra malda. Ir mes iš tiesų, čia buvo pasakyta, per daug retai prisimename sesę ir kad sesė mus stebi, aš dažnai su ją kalbuosi, kai aš neturiu atsakymą, aš pasimeldžiu ir aš paprašau, kad ji man padėtų ir jinai naktį man ateina į sapnus ir pasako man atsakymą. O kalbant apie sesę Nijolę Sadūnaitę ir jos meilę Lietuvai, žinot, jeigu būtų, aš nežinau, kokios yra knygos privalomos šiuo metu mokyklose, bet jos knyga, ji turėtų būti tarp privalomų. Ir būtent daugiau tokių knygų turėtų būti mokyklos privalomų perskaityti knygų programoje. Ir ne tik perskaityti,
bet turi būti diskutuojama ir ji turi būti dažniau prisimenama. Būtent ant tokių meilės pamatų, ant tos meilės, kurią skleidė Nijolė Sadūnaitė ir turėtų būti statoma mūsų Lietuva. Aš tikrai žinau ir tikiu, kad jinai dabar stebi, yra kartu su mumis. Aš apie šį renginį sužinojau, žinokit, tik tai porą valandų prieš renginį, tai vadinasi, sesė Nijolė Sadūnaitė tai pasitvarkė, kad tai būtų. Ir norisi, jinai yra čia ir aš noriu jos paprašyti, sesė Nijolė, suteik mums visiems drąsos, stiprybės, meilės, drąsos kovoti už Lietuvą, meilės atleisti savo priešams ir padėk mums su Dievu. Aleliuja. Ačiū, miela Giedrė, už tokį atvirą, nuoširdų liudijimą ir stiprų liudijimą. Dabar lauksim vėl Gedimino dainos, o kol jis paruoš savo instrumentą, aš pasidalinsiu trumpai gražiom iniciatyvom. Sesei Nijolė iškeliavus pas Viešpatį, dar per pirmąjį mėnesį iki vadinamojo keturnedėlio, sugalvojau, kad reikia kažkur žmonėm save išlieti, kažkur pabūtoj bendrystėj. Ir sukūrėm Facebook grupėje Ses Felicijai Nijolei Sadūnaitei atminti. Ir jie dabar iki šiol gyvuoja ir kyla gražios iniciatyvos ne tik iš manęs ir kitų administratorių šitos paskyros, bet ir iš ten esančių žmonių. Tai vat prieš mėnesį, gal prieš pusantro, viena iš dalyvių parašė, pasidalinkim, kaip galėtumėm pavadinti sesę Nijolę, kokia jinai buvo. Ir tada liaudies pamaldumas pasipylė. Aš paskaitysiu, o Gediminas tada jau pradės dainuoti. Gyvenusi tiesa ir už ją drąsiai kovojusi. Savo gyvenimu liudijanti nepaliaujamą aleliują, spinduliuojanti džiaugsmą, girdinti kiekvieno besikreipiančiojo raudą, skubanti daryti gerą, šventųjų ir kankinių mylėtoja, besimeldžianti už skriaudėjus, dosnumo pavyzdys, patarnaujanti artimui, nuolankioji Marijos tarnaitė, džiaugsmo apaštalė, nuskriaustųjų užtarėja, gailestingumo paveikslas, gėrių besidalinanti, ieškanti kitiems pagalbos, atleidusi skriaudėjams, tiesos žiburį, atlaidumo pilnatvę, optimizmo širdie, kantrybės viltyje, šventoji sesė, Lietuvos tyrasi žiedė, kovotoja už Dievo tiesą melo jūroje. Man asmeniškai aš Nijolę visada vadinu šventąją, taip jaučiu. Mes pasimatėm pirmą kartą Garliavoje. Ten palaikyti Deimantės atvažiavom. Ir atrodo, ta trapi tokia sesė. O jinai buvo kelis metus ieškomiausias nusikaltėlis Tarybų Sąjungoje. Didžiulė pinigų suma skirta už jo sukavimą. O jinai gyveno, reiškia, Rusijos generolų vilose ir rašė knygas. Sesė Nijolė iškeliavo per pačią tinkamiausią dieną, per Velykas. Pasiklausykite Sigito Gedos tekstų prašytos dainos. Sigito Gedos eilėraštis vadinasi Šventų Velykų rytas. Sėdėjo jaunikaitis, rūbai buvo jo balti kaip sniegas. Apie tokį tik tai knygoje skaitėm,
o regėti neregėjo, o regėti neregėjo niekas. Neregėjo niekas, mes prie jų siaurų kelių pasukom ir sustojom tarsi pakerėtim, žalią žolę gaubė pušus ūkas, o toliau kalnai erdvės, o toliau kalnai erdvės apskaitėm, o toliau kalnai. Nebijokite manęs, jis tarė, aš esu čia siųstas pasakyti, kad koplyčios durys atsidarė, kad stebuklas čia įvyko didis. Kiekvieną jūsų žingsnį, kaip bus liūdna akise nušviskis, jūs sutiksite jo žydrą, jūs sutiksite jo žydrą žvilgsnį, žydrą žvilgsnį. Jis išėjo, jis kriste, jis skrido, taip kaip paukščiai išskrenda į dangų. Mano broliai tie, kurie palydi, įimte pasiėmė ant rankų į dangų, ant rankų į dangų. Nuo akmens pakilo jaunikaitis, mes visi stovėjom kaip apstulbę, o paskui vaizdai aplinkui keitės, dangumi pradėjo skristi gulbės. Varadiradidandande, varamdera, vadi, varati, vataradira, varamdera. Labai ačiū, mielas Gediminai. Į šią popietę kvietėm daug žmonių. Ir atvyko tie, kuriuos sesė Nijolė atvedė. Miela Kristina, kviečiam jūs. Kristina Gaigalienė yra sesės Nijolės pusseserė. Tai prašom jūs. Aš visada galvoju, kad Nijolė man visada šposą kažkokį iškrečia. Tai šiandien galvoju jau iškrės. Dėl viso pikto pasiėmiau, kažkada parašiau. Dievo skirtos dovanos. Dievulis davė mums tiek daug žmogui. Dievulis davė mums akis, kad pamatytume pasaulį, dangų, žemę, žmonės. Dievulis davė daug mums ausis, kad išgirstume pasaulio garsus. Bet svarbiausia, kad išgirstumėm žmogų. Dievulis davė 2 rankas, kad apkabint galėtume mes savo mamą, tėtį, sesę, brolį ir žmogų šalia esantį. Mums Dievulis davė kalbą, jausmus, kad mes
ištartume žodžius, kad mes išreikštume savus jausmus. Kiekvienam žmogui Dievulis mums į krūtinę įdėjo širdį, kad galėtume gyventi, kad mes galėtume savo širdis gerumu kitam dalinti. Dievulis davė mums ir Nijolę, kuri kažkada kalbėjo už mus, tada, kai mes tylėjom. Bet mes ne visada pasinaudojam Dievo dovanom. Mes nepamatome žmogaus, mes neišgirstame žmogaus, mes neištariam jam meilių žodžių kartais. Mes neapkabiname jo, bet kartais jo ir net nepastebime. Mes kartais būname nejautrus, pasipūtę, kaip papūgos kažkokios, tik didžiuojamėm savo plūksnom. Mes netgi Dievą kartais niekiname, jį pamirštame, įžeidžiame ir esame storžeiviai tokie, kad mes ir už dovanas jam padėkoti pamirštame. Todėl, kad dažnai prieš vienas kitą savais kardais mosuojame ir manome esą didvyriai. Juk tada net pamirštame, kad esame tik dulkės pilkos, kurios sugrįšime į žemę. Ačiū Dieve už Nijolę, už jos drąsą ir amžinatilsį. Tegul Dievas jai atlygina už tai, ką jis padarė mums gero. Tik tiek galiu pasakyti, labai nesusikaupus esu. Labai ačiū, miela Kristina, už jūsų jautrų pasidalijimą ir džiaugiamės, kad jūs... Ačiū labai, viskas gerai, labai džiaugiamės. Mes jau šį kartą susitinkam antrą kartą, buvom susitikę, šiemet susitinkam antrą kartą, buvom susitikę užvakar šventosiuose mišiuose, Švento kryžiaus atradimo bažnyčioje už sesę Nijolę, verbų sekmadienį. Po to nuėjom prie kapo ir ten buvo irgi toks ar dar didesnis būrys žmonių, kai kurie yra čia, kai kurie negalėjo atvykti. Ir buvo atvykus sesės Nijolės klasiokė Marija Puodžiuvienė. Ir jinai pasidalijo tokia mintim, kad jos nuo mažų dienų buvo išdykusios, buvo drąsios. Nijolė visada rodė tą drąsą. Papasakojo ir išdaigas, kaip vos po ledu nepalindo jos. Ir labai stiprų dalyką, kad jos, kai grįždavo iš mokyklos, matydavo aikštėje nužudytų žmonių kūnus. Ir niekas jų nepamokė, bet jos pačios sugalvojo kurti pasakas su laiminga pabaiga. Aš dabar tai sakau ir man eina šiurpas per kūną. Bet kiek sesė Nijolė patyrė per visą gyvenimą ir visada spinduliavo džiaugsmą. Ir jūs dabar ne vienas sakėt amžiną atilsį, o aš sakau, sesė Nijolė, darbuokis dangui. Aleliuja. Dabar kviečiu pasidalinti savo liudijimu Laimą Dieninį, sesės Nijolės bičiulį, Šaulį, savanorį gynėją. Prašom. Labadiena garbiems susirinkusim, ypatingai ir valdžios grandžių atstovam, kad direktorius yra šitos įstaigos, nors manau, kad turėjo čia sėdėti ir Seimo pirmininkas arba jo atstovai ir
bent jau kai kurių ministerijų pasiklausyti atstovai. Ir man per didelė garbė. Aš nežinau, ar vertas esu čia kalbėti, bet nežiūrint į tai, kad nuo 10 metų pažįstu. Sesę bendravom, nes mano mama dirbo tame pogrindyje. Veikia kažką, aš nelabai supratau. Tada nuo 10 metukų jau tokį sąmoningesnį mane jinai vedžiodavosi į butus senamiestį. Kaip suprantau, po to Sąjūdžio laikais, aš nuo 87 metų Sąjūdžio Žaliaraiščių tapau taip pat. Mama prie katedros ten klūpėdavo su Nijolė, prie Ciziko vagonėlio. Antano Terlecko būdavo ratelėje, kartais man tekdavo garbė pabūti. Monsinjoro Svarinsko. Ir jinai yra viena iš mano mokytojų gyvenimo. Nors aš, kaip mato, toks 100 kg pasportavęs vaikinas. Nebejaunas, bet graudinuosi. Realiai sakau. Nes, kaip jums pasakyti, tai ir yra mūsų didieji. Yra didžiūnai ir yra didieji, yra uolos, ant kurių stovi mūsų tauta. Manau, kad taip. Tai vat visi vardinti ir dar daug nevardintų žmonių, kaip minėtas gerbiamas Terleckas, kurio sūnus irgi net pažinau, nes aš ne ir esam gyvenime matę vienas kitą, bet keičiasi laikas, užimtumas, jos didenybė buitis atima iš mūsų galimybę atvykti visur, kada kartais reikia, bet šiandien sesė pakvietė. Buvo tiesiog laisva popietė ir aš gavau prieš savaitę kvietimą ir šį kartą galvoju tikrai būsiu. Tai man teko garbė, nežinau kodėl, su visais jais būti gyvai. Su visais, realiai, bendrauti. Terleckas kažkokias frazes pasakė, kurios išliko. Monsinjoras Svarinskas dar Sąjūdyje kai ko mokino konspiracijos teorijų. Gerbiama sesė šventoji, aš manau, kad, čia yra žmonių turinčių įtakingų pažįstamų ir žmonių čia yra įtakingų ir garbių. Pabandykit visi kiekvienas padaryti, nors kažkiek galim kalbėti, kad ir dvasininkyje nepabijotų. Nepabijotų, nes ten irgi karjeros, žinot, visur. Jo, tai bent jau jeigu jinai nebus palaimintaja, tai nežinau tada, kam šviečiasi iš viso peržengti kažkokį laiptelį. Tai pabandyti tą linkmę padirbėti švietimo programų klausimų, ką gerbiama Gorienė minėjo, kad vis tik tai tas jaunimas, netyčia kažkada jau, kai bus labai blogai, atrastų tuos šviesulius, tuos pamatus, uolas tas mūsų tautos, bet kad ir mokykloje gautų realų pažintinį kažkokį edukacinį pradą. Nes kitaip, patikėkit, slystam keistai. Aš tenka dirbti mokyklose su šauliu, aš instruktorius esu, karininkas buvęs, man teko garbė, keista garbė, sakau, su jais visais gyvai bendrauti, Joną Paulių popiežių saugoti. Taip. Tai įsivaizduokit, kokį krūvį nešu, dvasinį ir keistą kartais. Aš visada stebėdavau žmonės. Ta tikrą žmonių akių santykį. Ir kai ateidavo jie, didieji visi, kurių jau nebėra, su mumis fiziškai, bet jie yra tikrai čia. Tai ir generolai pasitempdavo, ir visokie deputatai kažkaip akis nuleisdavo, ir ten ministeriai, irgi, žinokit, labai įdomu buvo stebėti tą santykį, kai prieina didysis prie didžiūno. Patikėkit, supranti, kas yra didysis, kas tik didžiūnas. Tai turim išsaugoti, turim kažkaip tą dvasią perduoti. Kaip tai padaryti, galvokim visi. Nes pasaulyje matot, kas vyksta. Ne man čia pasakot, aš ne pesimistas, aš esu nepagydomas optimistas, nes kai mokaiesi iš tokių žmonių, turiu problemų didelių, nes tapau užaugęs tiesmukas. Karjeroje, ne visada man sekasi. Gaunu pareigas, aš tada sakau, kaip yra, darau, kaip mokė sesė, būti, reiškia, tiesmukam, nebijoti ir Dievu pasitikėti. Sako, vaikeli, tu nebijok, sako, viskas įsispręs. Tik tikėk Dievu, ryžtingai veik ir būk visada šviesos pusėje. Jos paskutinį kartą aš vežiau, dabar bijau sumeluoti, gal metai pusantrų iki mirties,
iš vieno iš renginių vakare, savo automobiliu, dar Antakalnį nuvažiavau į namus. Jinai, juokavom, jinai nepataisoma buvo humoristė. Aš nežinau, gal kas atsimenat ją liūdną, gal labai kažkokioj asmeninėje, individualioje būsenoje, sunkioje galbūt, bet aš nežinau, aš nemačiau jos niekada, piktos, kažkokios ir liūdnos. Jinai man sako, kai kam šalikas, sako, Vaikeli, aš tau kažką noriu padovanoti. Sakau, baikit, sesė, ką jūs, man garbė, kad, pavežiau jūs. Sako, ne. Rožančių. Įsivaizduokit. Ir aš jį turiu. Ta rožančių, kurio jinai meldėsi, jinai nusiviniojo nuo rankos ir man jį padovanoja. Tai va tokia jinai buvo ir mes turim rasti jėgos, nežiūrint politinių partijų, pažiūrų savo, vieną dalyką paprašyti noriu visų. Aš stebiu tą lauką, aš ir politikoje klaidų padaręs, maliausi, ten bandė mane vieni įtraukti, kiti aš, sekėsi, tada pavydo atsirado, to vadinamo, bandė su batais mane suvalgyti, nepaėjo, pečiai platus. Nemoku pataikauti, problema. Išmokau iš tų žmonių. Tai gal tas nepadeda, bet nebijau, nes iš tikrųjų, kai matydavau, kaip jie ir valdžią Lietuvos atidavė. Aš nuo 87 metų sąjūdį realiai buvau. Sporto rūmose sportininkas, sporto meistras beveik buvau. Mes pirmieji ten 30-40 jaunolių sportininkų sąjūdžio suvažiavimą saugojom. Kitus dalykus darėm realiai. Kol dar nebuvo nieko. Ėjom, vabank realiai. Ten ne tai, kad sėdėję būtumėm, bet turbūt ir užkasę būtų, bet, kažkaip Dievas buvo visada šalia. Ir po to gyvenime, kiek teko praeiti, tai jeigu ne Dievas, aš čia nestovėčiau, realiai. Tai supraskit, mes, pakraupę buvom, kaip jų nėra valdžioje, nei vieno, realiai. Jie tiek dideli buvo, kad jiem tos valdžios nereikėjo. Ir kai aš tą visą istoriją gyvai čiupinėjau, gerbiamas Terleckas dar bandė, ten menkino jį, paskui menkino monsinjoras Svarinską, iš jos šaipėsi už akių, niekada į akis. Nes aš dirbau tam tikrą darbą, aš vien sargybiniu prezidentu buvau. Supraskit, kur aš maliausi, aš visada žiūrėjau žmonės. Nes viena mano profesijos dalis - suprasti žmogų, jį vertinti jo grėsmę, o kita jo dūšią suprasti. Man įdomu, aš mokiausi. Tai į akis niekada bijoja, nes tai yra dydis. Tai, už akių, tai jiegi atidavė viską, jie pakėlė tautą, Po to atsirado mokslo draugija, ten atsirado žinyje, atsirado mokslo taryboje susirinkimai. Vieni, kiti ir KGBistai, ir ne KGBistai prisijungė, visi ten buvo, aš sąjūdžio suvažiavime, pirmą mačiau, kai komunistas ten rimtas su tremtiniu diskutavo apie tą gyvenimą. Aš jau tikrai galvojau, susimuš jie. Bet, reiškia, pamokos veikia, jie susitaikė, apsikabino, tas atsiprašė to, tas sakė, maždaug, šitau dabar irgi jau atleidžiu. Tai tokia gyvenimo buvo realybė. Tai tik tie galiu pasakyti, nebijokime, nesipriešinkime tarpusavėje tautoje. Ką aš matau, man labai liūdna. Aš daug mačiau. Jaunas, nežinau, kodėl man Dievas tiek davė, nesigiriu. Jinai neturėjo puikybės. Jinai griežtai reikalaudavo neišpuikti. Reikalaudavo iš aplinkinių ir ta prasme, puikybė jai svetima buvo. Tai neišpuikime, nes iš puikybės mes priešinamės kartais. Kaip čia minėjo gerbiama pusseserė, ne? Kad papūgų plunksnos tas, anas, nerodykime, kad čia kažkurio plunksnos gražesnės, mes vis tiek esam jos mokiniai. Jų didžiųjų žmonių, kurie atlaikė tiek, kad, teoriškai iš vis nesuvokiam, dar teoriškai galima suvokti, praktiškai praeiti jų keliu, tai čia iš mūsų turbūt liktų labai nedaug. Tai bandykime padaryti tai, kad jų atminimas būtų amžinas, kad ateinančios kartos iš tikrųjų žinotų, kas jie tokie buvo, bet žinotų ne iš tokių šou elementų kažkokių. Aš tikrai mokyklose, kokią instruktorius dirbus, pagaik tam programom, tai paklausė, kas yra Sadūnaitė, kas yra Kubiliūtė, kas yra Treleckas, kas yra
monsinjoras Varinskas atsako 10% ir mažiau, patikėkit. Jeigu klausimą taip tiesmukai pasakai, kas yra toksai, pasiblaško, tada pradeda krapštytis, tada kai nuotrauką parodai skaidrę, dalis jau, tai žinau, tai kas yra, reiškia, programų spragos. Tai aš nesakau, kad turim prikišti doktrinuotai kažkaip dirbtinai, kad čia, mintinai iškalti, 100 pavardžių ir ten jeigu vienos nepasakė tragedija, bet mes turim veikti. Laikas dabar yra tas, kad reikia veikti ir daryti tos darbus, ką jie, manau, norėtų. Nes, tai yra pavyzdžiai, kurie nemeluoja, ne falšas, tai nėra politikai, kokie be būtų didžiūnai. Tai yra žmonės, yra, kaip Sadūnaitė, tai yra kosmosas. Tai dėkoju už tą galimybę, jeigu kažkiek tai kažką sujudinau dar veiklai, tai tikrai nebijokime ir prašau nesipriešinkime. Nei dėl kapčiamiesčių, nei dėl kitų dalykų, nei dėl kažko, tai raskime kažkokį protingą grūdą, nesusipjauti, nebūti kaltinami vieni tokiais, kiti tokiais. Patikėkite, blogis veikia taip, skaldo ir valdo. Mūsų nėra daug. Suprantu, kad yra tikslai politiniai, kitokie, karjeriniai, kažkokie, suprantu, kaip šlikštu kartais klausyti ir politikų žeminimus arba išsidirbinėjimus, patikėkit, pats tą praėjau normaliai. Politikai bandė sumalt, bet atlaikiau. Bet neverta mums susipriešinti visiems. Neverta prarasti tos dvasios ir išduoti jų principų visų tų didžiųjų žmonių. Tai būkim vieningi, stovėkim amžiais čia kaip saulė stovi ir nebijokim. Ačiū. Nuoširdžiai dėkojam Laimui Dieniniui. Ryštas įskiepytas. Sesės Nijolės ryštas perduotas. Ačiū už ryštą, už drąsą sakyti tiesą. Taip Nijolė visada mus ragino. O dabar Balys mums pagros, o jo mama Agnė nori pasakyti žodį, pristatyti. Labas vakaras, aš tikrai labai trumpai. Tiesiog šiek tiek čia pasakoju mūsų istoriją, aš Agnė Daunovytė ir tikrai Nijolę Sadūnaitę sutikau tik vieną kartą gyvenime, tai buvo per Balio gimtadienį, jo gimimo dieną, tam troleibuse. Ir Nijolė šiandien iškvietė dar vieną zbitką, tai mes šiek tiek pavėlavom, turėjome ateiti anksčiau ir aš žiūriu, groja Gediminas Storpirštis, o aš su Gediminu Storpirščiu esu vaidinus mergaitė su degtukais jo dukra. Tai dar vienas toks anekdotas. Ir kai sulaukiau pasiūlymo, klausimų, ar Balys galėtų pagroti kažką, tai iškart man buvo tokia mintis, kad jisai groja tokį kūrinį, kuris labai tinka ir pavadinimas gal čia būtų šiek tiek nevietoj, tai aš nesakysiu. Bet išgirsti ten yra toks elementas, kuris, man atrodo, labai atspindi sesės Nijolės charakterį.
Labai ačiū Baliui ir jo mamai Agniai. Tikrai aš tai pasijutau, kad dabar dangų iššoko Nijolė. Aš tiesiog tokio, turiu tą pasakyti, galvoju, gal nusišnekėsiu, bet dangų jinai iššoko ir džiaugiasi. Tikrai atspindėjo sesės Nijolės nuotaiką ir tas pabeldimas kūrinį, kad klausykit, tiesa, meilė, artimo meilė ir tėvynės meilė yra svarbiausia. Mes kvietėm ir labai tikėjomės, kad kartu pas mus su mumis bus ir Lietuvos katalikų bažnyčios kronikos bendradarbiai, bet jie negalėjo atvykti vieni dėl sveikatos, kiti dėl tarnysčių. Pradžioj šitos popietės mes išgirdom istorinius faktus, kad Lietuvos katalikų bažnyčios kronika atliko labai svarbų, reikšmingą vaidmenį sovietų okupacijos sąlygomis, kovojant už sąžinės laisvę, tikinčiųjų teisės ir Lietuvos valstybės nepriklausomybę. Ir noriu paminėti ir pasidžiaugti, kad mes dar turim gyvus katalikų bažnyčios kronikos bendradarbius, lyderius, jo eminencija kardinolą Sigitą Tamkevičių, sesę Eleną Reginą Teresiūtę, sesę Bernadetą Mališkaitę, kitas sesutes Onutę Šarakauskaitę, sesę Virginiją Kavaliauskaitę, sesę Genutę Navickaitę, sesę Gerardą Eleną Šuliauskaitę, disidentą Petrą Plumpą. Juos visus kvietėm. Bet sesė Nijolė surežisavo taip, kad atėjom kiti, jie netėjo, jie pernai buvo, ir nuotraukose matom. Tai prašom perduot linkėjimus, kai sutiksit. Ir sesė Nijolė šoko dangui su sesė Monikutė, Monika Gavėnaitė. Rytoj jos pirmosios mirties metinės. Šiandien jos minimos yra Šiluvoj. Su sesė Nijolė šoko ir jos brolis Jonas Aloyzas Sadūnas. Šių metų vasario 10 dieną iškeliavęs pas viešpatį į sesės Nijolės glėbį. Ir kaip sesė Nijolė sakydavo savo maldeliai, visi Lietuvos šventieji ir kankiniai, melskite už mus. O dabar kviečiu Dalę. Prašom, Dalė nori mus dar pradžiuginti savo kūrybą. Aistra gyventi. Kai siela į indą nebetelpa, širdis ima šviest, meilė tampa regima. Pro kasdienio gyvenimo ūkanas, pro alkstančius, lūštančius, griūvančius, atsidavusius liūdesiui, šviesos spindulys pralėkė. Kažką pakeitė iš esmės. Gyvenimas nėra klaida, kol dar yra šiandien. Kol šiandien dar tebėra, te skyla, te dūžta, te atkrenta tai, kas netikra. Gyvenimą reikia pamilti. Savo, ne kitų, ne piešinėliuose, filmuose ar fotografijose. Priimti šaknis, praeitį, dabartį, esatį, ateitis pražys. Degantis spindulys, siautulingai pro šalį praūžęs, pažadino širdis kovai už gyvenimą. Tikrą, sodrų, amžiną. Dangus su žeme liejas, kas čia šviečia naktį, žvaigždės taip arti. Ne, tai siela tapusi švyturiu. Alfa ir omega. Kasdieną įtikiu ramybę, skinu it vaisių nuo šakos ir leidžiuosi į kelionę pažinimo. Nuo grūdo pradedu. Pradėti reikia nuo pradžių. Ramybei reikia laiko. Ramybei reikia tarti taip, atverti širdį
dirvą išpurenti, išrinkti šaknis netikusių daigų, pasėjus sėklą, apmarinti save ir laukti. Ramybė, ji tokia gyva, joje dangus ir žemė, alfa ir omega. Jis skleidžiasi ir tarpsta manyje. Želmuo šaknis giliai įleidžia ir apsigyvena. Ramybė persmelkta esu, ji viduje ir išoriai. Palaiminta dangaus maistu, nežemiškų grožių išsiskleidžiu. Aš tave myliu. Kas yra tobula, tai kas paprasta. Paleiskime širdis į laisvę, išverkime gėlą, negėda verkt. Gėda kitus tramdyt, tuos, kurie kaip vaikai neslepia jausmo. Jei lūpos užspaudžiamos, akys ima gimdyti tylą. Ko mes bijom? Labiau už mūsų verštųjų? Man neskauda tų žodžių, kuriais mano sielą norėjai narvan uždaryti. Man skauda tavo bejausmę odą, tavo nejautrą, išgąstį, baimę, kuriais nuo mažens širdį penėjai. Sulaužykim užkardas, tegul liejas, tegul išsivalo, kas metų metus buvo užtrenkta. Sluoksnis po sluoksnio atidengiam tylą. Tyloje gimsta grožis. Širdis šnabžda širdžiai. Aš tave myliu. Tobuli žodžiai. Paprasti, bet galingi. Aš tave myliu. Aš tave myliu. Tokie paprasti žodžiai. Tokie dabar reikalingi. Ačiū. Labai dėkoja mielai Daliai, aktoriai Daliai Morozovaitei. Čia buvo jos kūryba. Tokia jautri, tokia atvira ir tyra. Ir dar kartą pasakysiu, net nesugalvočiau, kad taip pavyks šitą popietį. Sesė Nijolė režisuoja. Visai kitaip buvo susidėlioja viskas. O dabar kviečiu sesės Nijolės bičiulį, mielą Algimantą Čaplinską. Prašom pasidalinti savo trumpų liudijimų, kaip sesė Nijolė palietė jūsų gyvenimą, perkeitė jūsų gyvenimą. Prašom. Garbė Jėzui Kristui. Gerbimieji, noriu pasidalinti, ką man reiškia Nijolė. Bandžiau užsirašyti, kad neužimčiau laiko daug. Dar vaikystėje ji manyje pasėjo tikėjimo sėklą, ruošdama mane pirmąjį komunijai. Ji buvo nepaprastai švelni, artima ir rūpestinga vaikams. Tas jausmas išliko manyje iki šiol. Tai buvo didžiulė dovana mano gyvenime. Ir šiandien jaučiu jos buvimą savo kelyje. Be žodžių tai supratau, Nijolė paliko žmogų, kurio jinai rūpinosi nuo vaikystės. Kiek supratau, nuo 12 metų. Tai man iš tiesų didelė atsakomybė. Taip pat noriu paliudyti apie dvasinį bendravimą ir pagalbą. Turiu 2 liudijimus. Tiesiog šiandien nesiruošiau kalbėti, bet aš turiu tai jums pasakyti. Pirmas, kai žmogus buvo beviltiškoje padėtyje, 3 savaitės komoje. Gydytojai nebedavė jokios vilties. Ta akimirka prašiau Nijolės užtarimo. Nuvykęs prie jos kapo. Žmogui buvo plaučių gangrena.
trūkė plaučiai. Tai iš tiesų įvyko stebuklas, žmogus pasveiko, nors gydytojai nedavė absoliučiai jokios vilties. Jeigu čia yra gydytojai, jūs galite suprasti, ką tai reiškia. Žmogus buvo pajungtas, ECMO sistema, dirbtiniai plaučiai buvo pajungti. Taip, antras liudijimas įvyko visai neseniai šį sekmadienį, kadangi truputį darbuojuosi medicinos srityje. Jaunam žmogui buvo padaryta 3 galvos operacija ir supratau, kad pas mus chirurgai iš tiesų yra labai puikūs chirurgai, bet gydymas dar nėra toks pasiektas, kaip yra Europoje. Teko domėtis, kaip galėčiau padėti žmogui. Suradau informaciją, kad Vokietijos klinika Charité Berlyne, kuri randasi, kuri molekulinėme lygmenyje atlieka įvairius mokslinius tyrimus. Prašiau Nijolės užtarimo, kad padėtų tą žmogų kažkokiu tai būdu išvežti į tą kliniką. Profesoriui vienam pasakiau, kad reikia pagalbos, mano geras bičiulis. Sako, nežinau, Algimantai, sako, teko bendrauti su Charité klinika, sako, gal prieš 8 ar 10 metų, sako, su profesorė ten dirbančia, sako, gal jin dirba, sako, gal nedirba, jau kiek metų praėjo, gal ir pensija. Ir jis parašė laišką ir sekmadienį gavo atsakymą, kad, reiškia, užklausė daugiau apie pacientę ir panašiai. Ir jau vyksta susirašinėjimas ir mes labai tikimės, kad mes ją, kad dabar guli operacijos, kad mes ją iš tiesų išvešime ten į kliniką aukščiausiam moksliniam tyrimui ir gydymui. Tai vat, tiek norėjau pasakyti. Ačiū visiems. Ačiū, mielas Algimantai, už liudijimą. Čia tikrai vyksta stebuklai. Sesės Nijolės užtarimu ir mažesniuose suspaudimuose ir dideliuose. Ir aš turiu daugybę liudijimų, tokių mažų ir savo asmeninių ir kitų žmonių papasakotų. Labai prašom visus užrašyti savo liudijimus ir juos nusiųsti Marijos tarnaičių kongregacijai. Ant sesės Nijolės paveikslėlių yra nurodytas adresas. Ar ranka parašykit, ar elektroniniu paštu ir nusiųskit. Nes mes įamžinam tai, ką liudijam, kuo dalinamės, kaip sesė Nijolė keičia ir dabar, jau būdama pas Viešpatį, keičia mūsų gyvenimus, kaip jinai perkeitė mūsų gyvenimus čia būdama žemėj. Ir aš tikiu, kad jinai bus paskelbta šventąja. Tai aš buvau ta, kuri per sesės Nijolės laidotuvės prie kapo išdrįsau pirmoji sušukti Santo subito. Santo subito. Tai reiškia šventoji nedelsiant, šventasis dabar. Ir aš tuo visa širdim tikiu. Ji yra šventoji. Ir ji tą paliudijo. Ir jau nebereikia daugiau tų stebuklų, kad mes to patikėtumėm. Gal reikia beatifikacijos bylai, kanonizacijos bylai, bet ji yra šventoji. Brangieji, noriu visiems nuoširdžiai padėkoti, kad čia išbuvo tiek laiko. Prisiminiau dar vieną akimirką. Sesės Nijolės knygos pristatymas nacionaliniai Martyno Mažvydo bibliotekoje. Ir pakalbėjo disidentai apie sesę Nijolę, bičiuliai, bendražygiai, ten 4 ar 5 buvo scenoje ir atėjo laikas kalbėti sesę Nijolei. O jinai sako, aš matau, jūs labai pavargot, aš nebegaliu jūsų vargyti, eikit namo. Ir daugiau jinai nieko nesakė.
Tai vat aš jungdamas prisiminusi sesę Nijolę tą mintį man dabar priminė, kad jinai visada rūpinosi žmonėm, pavargusiais, vargstančiais. Tai nenori daugiau jūsų jau vargint, tik tais nori visiems nuoširdžiai padėkoti, kiekvienam, kuris atėjot. Visiems, kurie prisidėjot. Ačiū gerbiamam Lietuvos gyventojų genocidų ir rezistencijos tyrimo centro generaliniam direktoriui, ponui daktarui Arūnui Bubniui, visiems šio centro darbuotojams, kurie padėjot suorganizuoti šitą popietę, kad įsileidot šitą gražią salę istoriniai vietoj. Dėkoju taip pat ir Tuskulėnų Rimties parko memorialinio komplekso okupacijų ir Laisvės kovų muziejaus vedėjai Doviliai Lauraitieniai. Dėkoju ir Tomui Reventui, kuris sakė, šiandien jau nebekalbės, bet per Lietuvos šviesuoliai Marijos radijo laidą vakar ir šiandien jis liudijo apie sesę Nijolę. Ačiū Tomai už visus darbus skirtus krikščioniškoms vertybėms puoselėti ir pilietiškai visuomeniai kurti. Tomas Reventas yra krikščioniškos pagalbos, labdaros ir paramos fondo Donum įkūrėjas ir vadovas. Ačiū aktoriui, dainininkui Gediminui Storpirščiui. Ačiū aktoriai Daliai ir poetei Daliai Morozovaitei. Ačiū kanklininkui Baliui Baltramaičiui ir jo mamai Agniai. Ačiū mūsų šitą popietę įamžinusiam fotomenininkui Vincui Kubiliui. Ačiū fotografavusiam žurnalistui Leonardui Skripstui. Ačiū bičiuliui Algimantui Čaplinskui. Ačiū sesės Nijolės dukterėčiai Marijai Sadūnaitei. Jos nėra su mumis, buvo sekmadienį prie kapo mišiose. Už pasidalintas nuotraukas. Čia yra sesės Nijolės brolio nuotraukos, jų ir brolis amžinybė. Jinai jas suskaitmenino ir atsiuntė, pasidalino. O kitos nuotraukos tai yra pirmųjų mirties metinių minėjimas. Ir labai ačiū šios popietės vaišių rengėjoms, mieloms Neliai ir Daivai. Tuoj mes vaišinsimės. Dievas gausiai te atlygina jums visiems savo malonį. Labai ačiū visiems, kad dalyvavot ir gyvenkim tuo sesės Nijolės atkaklumu, drąsa ir nuolatiniu pasitikėjimu Dievu. Te būna ji mums pavyzdys kasdienoj. Ir kaip sesė Nijolė sakytų, Aleliuja! Ant didžiulio namo stogo sėdi du archangelai, kai sparnelis jie mojuoja, pučia vėjas iš aukštai. Pučia vėjas iš aukštai, kai jie verkia lyja lietų, kai jie žaidžia taip būga, kai jie šypso šviečia saulė ir mėnulis kai kada, o mėnulis kai kada. Aš kartuoju, kad įsijungtų choras. Kai jie verkia lyja lietus, kai jie žaidžia taip būga, kai jie šypso šviečia saulė ir mėnulis kai kada, o mėnulis kai kada. Ant didžiulio debesėlio miega du archangelai, kai jie knarkia ir sapnuoja, žemėj girdisi griausmai, žemėj girdisi griausmai. Choras, kai jie verkia lyja lietus,
kai jie žaidžia taip pūga, kai jie šypso šviečia saulė ir mėnulis kai kada, o mėnulis kai kada, na dar kai kurie nedrįsta, aš kartu įsijungime visi, kai jie verkia lyja lietus, kai jie žaidžia taip pūga, kai jie šypso šviečia saulė ir mėnulis kai kada, o mėnulis kai kada. Jei miegodamas vaikeli, tu pramerksi akeles, pamatysi prie lovelės angelėlio plunksneles. Angelėlio plunksneles, angelėlio plunksneles. Ir kai jie verkia lyja lietus, kai jie žaidžia taip pūga, kai jie šypso šviečia saulė ir mėnulis kai kada, o mėnulis kai kada. Ir paskutinis syk, kai jie verkia lyja lietus, kai jie žaidžia taip pūga, kai jie šypso šviečia saulė ir mėnulis kai kada.